Amžinybės sekmadienis ženklina naujo laiko pradžią. Mums, kurie toliau pasiliekame šios žemės kelionėje, jis reiškia įžengimą į Advento laikotarpį. Amžinybės sekmadienis yra skirtas gyviesiems. Svarbu prisiminti tuos, kurie gyveno prieš mus ir kurių kūnai jau užmigo. Mažoji Lietuva šią tradiciją tęsia nuo 1816 metų, kuomet Prūsijos karalius Friedrichas Vilhelmas III išleido įsakymą, pagal kurį Prūsijos liuteronų bažnyčia privalėjo sekmadienį prieš Adventą paskirti mirusiųjų prisiminimui. Prieš mus gyvenusiųjų ir nūnai užmigusiųjų liuteronų atminimas ne visuomet yra gerbiamas, jų kapinių likimai ne visada džiuginantis, veikiau priešingai. Sunaikintos, privatizuotos, plėštos ir niekintos, jos neša tokį pat kryžių kaip vietiniai autochtonai, raupsuotieji ir atstumtieji, pažemintieji ir paniekinti, ėjusieji savo kančių kalvarijas, atkakliai primena tebesantis ir bent kiek sąžinės turintiems, gyvų priekaištų stovinti žvakių šviesų apsupti. Šiandieną prisiminsime dėkingą širdimi Dievui už tuos Šilutę kūrusius žmonės, kurie palaidoti šiuose kapinaitėse. Po šių pamaldėlių dar aplankysime kai kuriuos kapus, uždegsime žvakutę, kaip prisiminimą ir viltį, kad tie, kurie miršta viešpatyje ir mirusieji išlieka gyvi. Geboren. Ai, Geštorben, tai yra miręs, reiškia jo, tada galėjo būti kažkas to Šerlio iš jo, to teisininko, kur bažnyčioje freskoje atvaizduotas, irgi gali būti kažkoks giminaitis. Mus laimink žodžiu savuoju, būk duona stalse tyra versme, mus laimink žodžiu savuoju. Mus Dieve globok, mus Dieve užsuk, paguoski kenčiančius skausmą, sušildyk liepsną sava šviesa, ramybę suteik švenčiausia. Dovilai turi Helmutą. Kaip pasisekė Dovilams, dažnai pagalvoju. Helmuto Lotužio iniciatyva Kesinių kapinių šventė įtraukta į Lietuvos nematerialinio paveldo registrą ir štai dabar šis vyras ėmėsi gaivinti liuteronų surinkimo tradiciją. Karo ir pokario metais, kai trūko liuteronų kunigų, vyraujant suirutei, šias funkcijas perimdavo dievotieji tikintieji, turintys kalbos dovaną, skelbti šventąjį raštą, iškalbą ir atsidavimą. Tad 2023 m. lapkričio 24 bus įrašyta data, kai Dovilose po daugelio metų įvyko pirmasis liuteronų surinkimas. Jį pravedė kunigas Remigijus Šemeklis, o giesmėms akompanavo Irena Šemeklienė. Surinktos senosios maldaknygės, giesmynai, burtikės, kurias buvo galima apžiūrėti bei pavartyti, dalintasi surinkimo prisiminimais iš vaikystės.
Šią tradiciją privalu saugoti, kaip ir senasis liuteronų kapinės, kad nepražūtų. Liuteronų kapinių šventes apskritai visas vertėtų įtraukti į Lietuvos nematerialų į paveldą kaip reiškinį. Jos vyksta daugelyje senųjų kapinių, ne vien Kisiniuose. Savivaldoms tai reikia parodyti daugiau pagarbos bei empatijos tvarkant, globojant ir saugant šį turtą, kad vėliau nereiktų užsiimti reanimaciją kaip šišioniškių kalbos, kurie kalbančių ar girdėjusių ją kalbant gyvai nebeliko. Pašlovinta tebūnie karalystė Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios dabar ir amžinai. Šį vakarą esame susirinkę šiuose namuose pašlovinti Dievą, išklausyti Dievo žodį, atverti savo širdis ir protus Dievo žodžiui ir pamokymams, kuriuos gausime per Dievo žodį. Šios krikščioniškos bendruomenės parengė daug misionierių, mokysiu, kaip pamaldžiai gyventi su Kristumi, ir daugelėje vietų pradėjo namų surinkimus. O juk viskas prasidėjo nuo vieno paveikslo. Ir šis paveikslas turi gražią istoriją. Norėdamas nupiešti paveikslą, dailininkas vis pasikviesdavo pas save jį pasamdžiusios ponios dukterį, kuriai dar nedaug metų tebuvo, kad ji pasakytų visą tiesą, ką iš tiesų galvoja apie jo paveikslą. Nes paprastai juk vaikai nemeluoja. Pasidaręs pirmąjį eskizą, jis parodė mergaitei ir ši, stebėjusi kurį laiką, pasakė: tai yra labai geras žmogus. Išgirdęs tokį atsakymą, dailininkas suplėšė tą paveikslą ir tuomet ėmė karštai melstis. Po to dar kartą ėmėsi darbo ir kai eskizas po kurio laiko buvo užbaigtas, vėl pasikvietė tą mergaitę pasakyti, ką dabar man apie šį paveikslą, ką dabar tau primena to žmogaus veidas. Tai labai iš skausmo kenčiantis žmogus, tarė ši mergaitė. Gavęs tokį atsakymą, dailininkas suprato, kad jam ir vėl nepavyko. Jis sunaikino ir antrąjį savo eskizą, jis pasninkavo ir meldėsi, ir po to trečią kartą ėmėsi to paties darbo. Ir kai eskizas buvo baigęs, jis vėl pasikvietė tą pačią mažą mergaitę. Pažiūrėjusi į tą paveikslą, šį kartą mergaitė ištarė: tai mano viešpats. Šį kartą paveikslė jį atpažino Jėzų, Dievo tapusį žmogumi. Ji matė ne vien gerą žmogų, ne vien išmintingą mokytoją, ne vien labai kenčiantį žmogų, suvargintą, sudarkytą, bet pamatė savo viešpatį, apie kurį pranašavo pranašai ir kurio vardas yra Imanuelis. O tai reiškia Dievo sūnus. Ir štai vėliau, prabėgus tiek daug metų, viešpats per tą patį paveikslą palietė gerojo grafo širdį, kuris parodė maloningumą maldingiems krikščionims, kurie siuntė misionierius su gerąja žinia apie Kristų po visą pasaulį. Dalis jų ir mūsų kraštuose pradėjo pirmasias namų pamaldas, vadinamos surinkimais, ypač apšvietos laikais, kai žmonės šviesdami savo protą buvo visai aptemdę savo sielą ir beveik visiškai apleidę krikščionišką tikėjimą. Ir klausė vis dažniau, kuo tikėti mums? Ar Dievu tikėti, ar kuo kitu? Ir sielos tos, kurios dar šiandien grįž, pateks į tuos namus, galės jos būti išganytos, nes durys dar neuždarytos, dar nevėlu, dar ne
pažadinom jūsų tos prisiminimus, kad jūs paskui pasidalintumėt, o kaip jūsų laikais ar jūsų namuose vykdavo surinkimai, ką jūs prisimenat, kas jūsų širdyse iš tų laikų yra pasėta. Ir žinoma, dėkoju jums visiems buvusiems kartu šiandienos maldoje. Naudodamasis progą, norėčiau pagerbti žymiausius sakytojus, gimusius ar dirbusius dabartinio Klaipėdos rajono teritorijoje, primenant jų darbus. Sakytojus pristatys Dovilų etninės kultūros centro režisierius Alvydas Lenkauskas. Dovilų apylinkėse buvo daugiausia šio surinkimo pasiekėjų. Grigelaitis sueiliavo keletą giesmių vadinamų liaupselėmis. Rūpinosi naujų sakytojų rengimu, nustatė reikalavimus, kuriuos atitikęs kandidatas gali tapti sakytoju. Kristijonas Endrikis Mertikaitis parengė giesmyną Visokios naujos giesmės arba evangeliški psalmai, kuris tapo surinkimininkų pagrindiniu giesmynu. Išleista su papildymais net 32 kartus. Taip pat išvertė ir Arnto rojaus darželį, labai mėgstamą surinkimininkų maldyną. Johanas Ferdinandas Kelkis. Gyvenimo kelias ėjo per Piktupėnus, Ysę, Kretingalę, Kisinius. Kelkis žinomas Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, mokytojas, lietuvių kalbos gynėjas ir užtarėjas. Redagavo leidinį Nusidavimai apie Evangelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pagonių. Lietuviškos periodikos pradininkas redagavo leidinius Pasiuntinystės laiškelį, bendradarbiavo Keleivėje. Parašė pirmuosius lietuviškus reportažus. Išvertė Ranbacho pamokslų rinkinį Apmąstymai visų kentėjimų Kristaus. Ansas Baltris vyresnysis. Gyveno Klausvyčiuose, dabartinis pavadinimas Lietukai. Turėjo ūkį, organizavo surinkimus, sakytojavo. Kartu su kitais 1904 metais įkūrė Labdaros švietimo kultūros draugiją Sandorą. Jo straipsnių galima rasti lietuviškoje Ceitungoje ir Keleivėje. Mikelis Kibelka didžiąją gyvenimo dalį praleido Pangesuose. Ilgus metus buvo senojo surinkimo, tai yra Klimkiškių vadovas. Eiliavo giesmes, jas peržiūrėjo, parengė spaudai oficialų į giesmyną. Redagavo Pasiuntinystės laiškelį. Jį labai brangino liuteroniškų misijų vadovai Vangemanas ir Gosneris. Jis surinkdavo stambes sumas misijų veiklai, be to buvo įspūdingos ir jo laidotuvės. Pamokslą namuose sakė Tilžės vyskupas, o Pangesų kapinėse Gaigalaitis. Laidotuvėse, jeigu tai tiesa, dalyvavo apie 1000 žmonių. Adomas Kibelka, kilimo iš Kintų parapijos Ūgalių kaimo. Sakytojų tapo 1924 metais. Sakytojavo ne tik Klaipėdos krašte, bet ir už Nemuno, Labguvos, Įsrutės apskrityse. Po Antrojo pasaulinio karo laikė pamaldą Saugų, Šilutės, Priekulės parapijų kaimuose, o gyveno Čiuteliuose. Žuvo važiuodamas lankyti ligonį. Ansas Baltris jaunesnysis. Gimė Klausvyčiuose, dabartiniai Lietukai. Anso Baltrio vyresniojo sūnus. Dievo žodį skelbti išmokė tėvas. Įsitraukė į lietuvininkų judėjimą, bendradarbiavo spaudoje, redagavo prolietuviškos krypties laikraštį Apžvalga. Po Pirmojo pasaulinio karo redagavo Prūsų lietuvių balsą ir Rytojų. Klaipėdoje Puodžių gatvėje 1926 metais įrengė salę surinkimams. Vėliau ją rekonstravo ir padidino netgi iki 250 vietų. Anso Baltrio veikla itin svarbi Antrojo pasaulinio karo metu ir pokario pradžioje. Naciams 1939 metais kovo 22 dieną okupavus Klaipėdos kraštą buvo uždraustos visos lietuvių ūkinės
kultūrinės organizacijos, mokyklos, net lietuviškos pamaldos bei surinkimai. Kai kurie sakytojai mėgino priešinti šiam draudimui. Už tai sakytojai Redveikis, Ožera buvo suimti, bet matyt pasirašę pasižadėjimą nebetęsti veiklos buvo paleisti. O Smeltės sakytojas Jonas Kopūstas atsidūrė lageryje, kur ir baigė savo gyvenimą. Šiandien mes giedojame 576 giesmę Tu Jėzau atpirktas Jonas Kopūstas yra šios giesmės autorius. O naujoji valdžia įsakė palikti kraštą Irancų Baltriui. Jis apsistojo Kretingoje, organizavo surinkimus ir tęsė ankstesnę veiklą. Lietuvos evangelikų liuteronų konsistorijos nutarimu 1941 metais, birželio 15 dieną, sakytojas Ansas Baltris buvo ordinuotas kunigų, diakonų ir paskirtas nuolatiniu Kretingos bendruomenės dvasiniu vadovu. Ansas Baltris ištuštėjusiame krašte, kurį jis gerai pažinojo, ėmėsi gaivinti religinį gyvenimą. Nelikus kunigų, Dievo žodį skelbti ragino sakytojus, kantorius. Pats vyko laikyti pamaldas į Klaipėdą, Priekulę, Šilutę ir kitas vietas, tačiau padėtis buvo nepavydėtina. Vienos bažnyčios jau buvo paverstos sandėliais, pieno priėmimo punktais, o Baltrio padrąsinti sakytojai su didžiuliu ryžtu bei drąsa pradėjo lankyti pamaldas bendruomenėse. Didžiausią atsakomybę ir pačią sunkiausią naštą Ansas Baltris prisėmė 1950 metais, kada lietuviai liuteronai neteko vyskupo Eriko Lejerio. Ir tada parapijų atstovai, nedvejodami Baltrį, išrinko konsistorijos pirmininku. Gerai valdę sovietinę terminologiją sugebėjo argumentuotai ginti tikinčiųjų teisės. Štai keletas pavyzdžių iš Baltrio ir sakytojų veiklos parapijose. Jis 1948 metais padėjo užregistruoti religinę bendruomenę Karklėje. Ten dvasinių vadovų rekomendavo sakytoją Ansą Dumbrį ir jam parašė rekomendaciją. Tais pačiais 1948 metais, pateikus visus reikalingus dokumentus, parapija registruota Doviluose. Įteisinti ir sakytojai Jokūbas Karalius ir Jonas Krežys, kuriems charakteristikas ir rekomendacijas parašė taip pat Ansas Baltris. Anstą Rogą, kuris sakytojavo nuo 1953 metų, vėliau ordinuotas kunigų diakonu, o 1979 metais kunigu. Nuo 1997 metų pablogėjus sveikatai gyveno Vokietijoje. Mirus palaidotas Vanaguose. Ernestas Roga daugelio laikomas paskutiniu krašto sakytoju. Jam pamokslaujant surinkimai vyko dar Kisiniuose bei Degliuose. Rogys gimė 1867 metais ir mirė 1933. Jis buvo Klinkiškių surinkimų sakytojas, organizavo surinkimus, rinko aukas misijoms, ūkininkavo. Ūkis, galima sakyti, buvo pavyzdinis. Vien malūnas ant stogo, kurį pats sukonstravo, buvo Kuršlaukio simbolis. O kartu su žmona Urte susilaukė labai gausios šeimos, 17 vaikų, aišku, išaugo 7, iš jų 3 mokytojai ir 1 kunigas. Galima tik stebėtis, kiek ši šeima davė krašto kultūriniam ir dvasiniam gyvenimui. Tai tokia va viltis, aš tik tai skaičius, tuos ilgus suolus, ilgus stalus, kad visi susirinkdavo prie vieno tam bendro įlūgo kažkaip tai namuose ir... Na, tai daugiausiai kaimuose tai būdavo ūkininkų sodybos, kur ūkininkų tos sodybos būdavo, mažai dabar yra išlikusių senųjų sodybų. Nu, vienas kambarys labai jau didelis. Ir virtuvė kambarys ir kitas kambarys.
Tai ten galėdavo sutilpti gana nemažai žmonių, reiškia, iš kaimo aplinkinių. Ir tai į tokią stubą, vadinamą į didžiąją stubą, visi susirinkdavo. Ir tie sakytojai pravesdavo pamaldas, o tokias visai panašiai, kaip šiandien labai gražiai kunigas. Šiaip istorijos dauguma tų yra iš keleivių, aš esu paėmęs, kur buvo tos istorijos. Jos buvo keleivis spausdinamos tokius, skaitydavo, matydalindavosi. Aš iš keleivių čia visi. Sakyčiau, sakytojai ne visi vienodo, kaip sakant, nusistatymo. Pietistai, kurie buvo labai jau, kaip sakant, pirmas žodis, prisvertimas buvo ir turėjo pagal tą prisvertimą labai šventai gyventi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, nei dainuoti negalėjai nuodėmė, nei rūkyti, pavyzdžiui, negalėjai nuodėmė. Nu ir daugelį kitų. Papuošimai tam tikrai rūbai. Ir papuošimai, ir po ten, nu kaip, ir moteris arba mergaitės turėjo taip pat atitinkamai, kaip sakant, elgtis ir rūbus nešioti. Ir tai buvo, kiti buvo labai, nelabai taip, kaip sakant. Netokie griežti. Netokie griežti. Kitaip sakant, arčiau prie bažnyčios. Dabar ir kyla klausimas, pavyzdžiui, iš surinkimininko atėjo tas žodis rūkyti, tai yra nuodėmė. Bet iš tikrųjų, ar tai yra nuodėmė? Tai rūkyti nėra nuodėmė. Reiškia, jeigu žmogus traukia į save žolę kenksmingą, jis pats savo sveikatai kenkia, bet nuodėmės nepadaro. Dabar gražiai padainuoti liaudies dainą. Tai būdavo ir, nu tai čia Tabaluško sakydavo vienu žodžiu, jau čia yra ne pagal, nu, nesi prisivertęs ir taip toliau, bet gražiai padainuoti liaudies dainą arba bet kokią dainą. Tai pasakykit, ar yra nuodėmė ar ne? Ne, tai prašau. Tai buvo tokių surinkimininkų, kurie nuėjo, buvo į tokį per didelį, sakyčiau, kraštutinumą. Per didelį kraštutinumą. O kas yra, kaip sakant, jau į per didelį kraštutinumas, tai yra negerai. Vis dėlto nuodėmė tai yra 10 Dievo įsakymų peržengimas. Ir ten yra viskas pasakyta. Jeigu mes kiekvieną įsakymo žodį gerai įsigilinsime, ten yra pasakyta aiškiai, kas yra nuodėmė, ko žmogus nusideda, kaip nusideda. Jie pagyvino ir išlaikė bažnyčią. Net ir prieš karo laikais. Ir dar kas, dar buvo. Jie turėjo daugiau dvasinės prasmės Dievo pažinimo. Taip. Ir todėl ir išlaikė. Ir dar kas ir buvo paminėta, net savo psalminės giesmynus išleido, tai buvo kova tarp lietuvių, kad išliktų lietuvių kalba. Kova už lietuvišką kalbą, už lietuvišką žodį. Nors čia buvo parašytos ir pirmos lietuviškos knygos šiam krašte, kaip žinot, kunigas Martynas Mažvydas, pirmoji lietuviška knyga, kunigas Kristijonas Donelaitis, grožinė lietuvių literatūra, metai ir vienu žodžiu ir daugelis kitų dalykų, bet per amžius
tas kraštas per tuos 600 metų, 500 metų, 600 metų, kai Lietuva buvo atskirta nuo didžiosios Lietuvos, mažoji Lietuva, padalinta paties Vytauto didžiojo kunigaikščio, jis nebenorėjo daugiau toliau kariauti su kryžiuočiais ir tą visą kraštą atidavė, reiškia, Klaipėdos kraštą ir Karaliaučiaus kraštą, Karaliaučiaus gražų lietuvišką miestą atidavė kryžiuočių ordinui. Ir tie visi žmonės lietuviškai kalbėjo, Karaliaučiaus krašte lietuviškai kalbėjo 50% kaimuose dar iki Antrojo pasaulinio karo. Ar daugiau religinė plotmė, ar daugiau tikrai tas nacionalizmas vadinasi? Aš manau, kad buvo lygiai. Gal net už kalbą, manau, kad daugiau buvo kovos atiduota, kad lietuvių kalba išliktų. Nes buvo labai smarkiai vokietinama tada tas visas kraštas. Kaip vokietinama? Pavyzdžiui, visas kaimas, paimkim Dovilus. Čia Doviluose, kai buvo pastatyta bažnyčia, gyveno tik lietuvininkai, 100%. Ir jie pastatė tą bažnyčią 1862 metais, jeigu nebedirba jau viską. Vienu žodžiu. Ir buvo ir lietuvininkai, ir jie kalbėjo lietuviškai, bet jau tada, tai šimtmečiais, į tokias lietuviškas parapijas būdavo atsiunčiamas mokytojas arba kunigas, kalbantis tik grinai vokiškai, kuris nesuprasdavo nei vieno žodžio. Ir ką jisai padarė? Jie padarė didelį tokį vokietinimo darbą. Pavyzdžiui, jeigu atvažiuosit į Plikius, dar yra išlikusios nuo Pirmojo pasaulinio karo lentos užrašai arba ir Vanagų parad bažnyčioj, kur yra aiškiai matyti, kad kaip sulietuvintos, suvokietintos lietuviškos pavardės. Ir tai yra, tai atsakant į tą klausimą, aš manau, kad kalbos dalykas, kad išliktų lietuvių kalba ir kalbėtų lietuviškai, tas, kas yra prigimta, kaip sakant, motinos kalba, tai buvo vis dėlto pirmoje vietoje, o antroje vietoje tikėjimas. Įrodyti, kad buvo svarbiau lietuvių kalba, nes šiuo metu mokslo srityje daugiau kalbama ir kad jiems buvo religija, labai dievas ir būtent dėl to jie čia tą lietuvių kalbą. Kaip įrodyti? Kaip jūs pasakytumėt? Kaip įrodyti? O kaip įrodyti? Kaip 19 amžių, 18, pradžio 20? Kaip? Jau šiuokart. Nepadėsit? Aš tikrai negalėsiu atsakyti į tą klausimą, kaip įrodyti. Aš galiu pasakyti tik savo nuomonę, kurią jau pasakiau, kad vis dėlto arba jos ėjo lygiagrečiai, tiek kalba, tiek tikėjimas, bet vis dėlto buvo ir kalba pirmoje eilėje. Tai kaip jau minėjau, palei Simonaitytės romaną, kur gražiai jie aprašo, dabar eisim, o į šitą surinkimą tai eisim, dėl to, kad kalbės lietuviškai.